Neblogai, tiesiog buvom nusiteikę, nes kiekvienos varžybos yra mums svarbios, ruošiamės dabar pusfinaliui ir tiesiog nusiteikėm, padarėm savo darbą, dabar eisim ilsėtis. Na, dar žaidynės nesibaigė, tai dar negaliu pasakyti, ar čia labai sėkmingos. Čia daug nuopelnų galiu pasakyti, kad komandos draugų idėja tai yra, o šiaip dar nesibaigė viskas, tai dar negaliu pasakyti, kad sėkmingos. Slovėnų komanda, kažkiek aišku silpnesnė buvo, jautėsi aikšteliai, bet kovingi vyrai, viskas tvarkoja. Tiesiog jie patys po varžybų pasakė, kad buvo jiem iššūkis prieš mus žaisti tiesiog ir tiek.